Telšių arenoje pirmą kartą organizuota vietos verslo įmonių paroda. Taip siekiant supažindinti mokyklinio amžiaus jaunimą su karjeros galimybėmis Žemaitijos sostinėje. Taigi, ši paroda yra galimybių paroda Telšiai jaunimui, atrask, pažink, sužinok. Pati pats tikslas ir mintis buvo mokinio supažindinti su įmonių veikla, atrasti jas, būtent Telšių miesto įmonių veiklą, atrasti jas ir susipažinti su įmonėse esančiomis paklausiamis profesijomis. Pagal kokius kriterijus buvo atrinktos įmonės, kurios dalyvauja parodoje? Iš tikrųjų, mes žiūrėjome pagal paslaugas, tai yra išsirinkome tiek, kurios teikia paslaugas, tiek statybinės įmonės, tiek grožio sritį. Tai yra, kad susipažintų, kas yra šiai darbo rinkoje. Sutalpinom tiek, kiek talpina mūsų arena. Jeigu būtų daugiau, tai būtume daugiau pakvietę, bet taip gali, visų gal ir nepasieks mokinių, bet tikrai kažkurį pasieks ir tikrai galbūt kažkuris pasirinks tą savo profesijos kelią, kad sužinos, kad galiu aš čia atrasti ją ir galiu būti tuos telšiuos ir niekur neišvykti ir viskas čia bus man gerai. Kas yra rodoma ir demonstruojama jūsų stende? Kaip pristatote savo įstaigą? Tai mes turime lankstinukus, kur yra tokia mini informacija, kiek yra darbuotojų, kokias paslaugas teikiame. Turime savo bukletukus, savo bloknotukus, tušinukus, labai reklamuojame draugystę su Ukraina, nes dirba pas mus daktaras, traumatologas, ortopedas, kuris labai nemažai prisidėjo dabar karo nukentėjusiems ukrainiečiams pas mus buvo operuojami. Ir visumoje tai norime tiesiog pakviesti jaunimą, suinteresuoti jaunimą, mediko profesiją. Mes dalyvaujame ir socialiniuose projektuose, prisidedame prie miesto ženklų kūrimo, prie skulptūrų kūrimo, rėmimo, organizuojame daug metų kartu su orientavimosi klubu Telšiai, judėkime kartu šventę. Tai žodžiu, mes norim pasakyti, kad įsilieti reikia ne tik tikintis naudos, bet ir atiduodant kažką miestui ir tada tu tampi jo dalimi. Telšiai yra mažas miestas ir tokiems dalykams, yra tų fotografų daug, taip, skaičiuojant jaučiu kokį 15, tikrai galim su fotografu suskaičiuoti Telšių mieste, bet jei yra noras, tai yra kelias, skautai kūrėjas yra pasakęs, tai manau viskas įmanoma.